Kartais taip nutinka, kad žmogus studijuoja muziką, vargsta, tačiau gyvenimas jį nubloškia ne į apšviestą sceną, o už alumi nulaistyto baro. Esu Indrė Kavaliauskaitė, man 22 metai, greitai jau bus 23 metai, dirbu naktiniam klube barmenė. Darbas iš tikrųjų yra sunkus, nes labai psichologiškai, ta prasme, sunku, nes klientai ne visada būna tokių, kokių norėtumai ir panašiai. Dirbu labai ilgai, nuo 5 valandų vakaro iki 6 ryto, tai toks naktinis pas mane daugiau gyvenimas, jo dienom miegu, naktim keliuosi, kaip sakoma. Šiandien buvo labai sunku atsikelti į atranką, nes tuo metu šiaip grįžti iš darbo, dabar reikėjo keltis. Na, anksti kėlės nesigailėsi, juolab, kad Indrė dalyvavimą X Faktoriaus atrankose planavo jau seniai. Aš nuo vaikystės labai žiūrėdavau visokias atrankas ir būtent X Faktoriaus, ten per YouTube visokį žiūrėdavau ir wow, kaip gerai ir visi buvo labai įdomu išbandyti save. Taip įdomu, ar tu ateisi ir tu sugebėsi pakerėti publiką, ar tau iš viso nieko neišeis ir ten tie X-ai nusispaus. Labas, Indrė. Sveiki. Atėjai į mano atsiskyrėlio butą. Malonu. Tai kaip aš čia gyvenu. Vienas, turiu vieną televizorių, sienas ir viskas. O kodėl tu viena? Neišlaukė mano draugas. Ai, nieko. Tu žinai, kad... Aš viena, aš stipri, aš galiu. Sena tavo. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo tu esi vardu? Aš esu Indrė. Indrė, iš kur tu esi? Esu iš Vilniaus. Kiek tau metų? Tuoj bus 23. Kada? Tiksliau? Rugpjūčio 5. O, gerai, tai galbūt šis pasirodymas gali tapti šiokia tokia tau gimtadienio dovana? Būtų labai gerai. Taip, ką tu veiki? Kokia tu esi gyvenime? Gyvenime aš esu ganėtinai tokia judri, emocinga, emocionali, atsiprašau. Ko tu sieki gyvenime? Šitokia ganėtinai ilga istorija, tai aš pabandysiu taip ją trumpai nupasakoti. Pabandyk. Nuo pat vaikystės, pastoviai, mano prioritetas būdavo muzika. Po to kažkaip jis blėso. Aš jaučiau, kad to noriu, įsidarbinau į tą darbą ir tai viskas geso ir nežinau. Žinot, kaip būna, kad gyveni ir jauti, kad kažko tau labai trūksta. Tai va, tai gerai. Norėčiau vėl kažką pabandyti su muzika. Ką tu mums padainuosi dabar? Aš dainuosiu Norah Jones, Don't Why. Scena tavo, mes tavęs klausom. That I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be Iš tikrųjų labai gerai atrodai. Gerai ir dainuoji. Iš tikrųjų labai įdomus balso tembras, labai gera spalva. Tik šiek tiek, aš suprantu, kad toksai pirmas įspūdis labai svarbus yra ir taip toliau, bet iš tikrųjų nereikėjo ten tų visų daryti visokių makaronų, kurie tu vadinamų liksų, kurie tu nelabai gavosi. Iš tikrųjų jų buvo per daug ir kai yra gera emocija, kai žmogus transliuoja, žino, ką nori pasakyti, kai yra tokia duotybė, toksai balsas kaip pas tave, nereikia persistengti. O šiaip viskas yra su tavim pakankamai gerai. Marijonai. Man absoliučiai viskas patiko, aš tiesą sakant įsivaizdavau, kad kai man bus žiauriai liūdna, aš norėčiau susirasti barą, kur tu dainuoji,
ateiti tenai ir gerti viskį iki ryto. Super. Tu man kaip krikštolinė taurelė. Cin. Taip, Krištolinė taurelė, iš kurios vis tai gersis Marijonas Mikutavičius. Gerai. Nu, Dabar mano pastebėjimas, tai super gera psichika. Mes matome visiškai ramų savim, ne tai, kad per pasitikinti žmogų. Tu esi tokia, kokia esi, tai spinduliuoja, į tai gera žiūrėti ir man tai labai patinka. Taigi, koks būtų mūsų verdiktas Samai? taip. Marijonai, taip. Juste, Už sąmonę gyvenime ir ant scenos didžiulis taip. tu turi 4 taip ir keliauji į kitą etapą. Indrė, tu buvai nuostabi. Ačiū labai. Su labai gera psichika. Jaudinausi, bet Jie net nesuprato, kad tu jaudinasi, bet tiesiog kaip kitų gera psichika. Mes pasimatysim kitame etape. ačiū Jums labai. Ačiū. Spausk prenumeruoti ir nepraleisk nei vieno video. Daugiau apie X Factorių rasi naujienų ir pramogų portale tv3.lt.